tik atsikandau ir padarė. Ir pavyko, kaip sakėme, iškrito 24 valandas. Sveiki, gyvi ar negyvi, nežinau, kaip čia su jumis kreiptis. Šiandien naktį miegodamas sugalvojau pradėti naują savo karjerą, tai filmavimo karjerą. Ir kadangi pirmas epizodas, kurį norėčiau išleisti, sugalvojau pradėti 24 valandas Bolte, be sustojimo, į tualetą eidamas tik tada, kai gaminau užsakymą, valgydamas tik tada, važiuodamas mašinai arba kol gaminau užsakymą. Tai, manau, bus geras iššūkis. Pradėsime nuo lygiai 10 valandos ir užbaigsime 10 valandą ryte. 10 valandą ryte pradedam, 10 valandą ryte užbaigiam. Kaip man seksis, aš negaliu pasakyti. Tai ką, pasimatysime mašinoje, manau. O dabar taip, susirišam. That you do. Susirišam šortus ir pradėsime savo kelionę. O blemba, atvirkščiai, šortus apsimoviau. Palaukit, jums dabar bus taip. Op. Galim susirišti šortus ir varysime iki parduotuvės, apsipirkti vandens, visko, kad galėtume pradėti normaliai dirbti. Ir manau, kad susitiksime mašinoje, kai pradėsime dirbti. Sveiki vėl gyvi. Tai va, esu iš mašinos, dabar yra lygiai 10 valanda. Galiu parodyti, va, lygiai 10. Ir pradėsime savo darbus. Pasijungiam pirmas Strava, pasijungiam Boltą ir 24 valandas neatjungsiu Boltą. Kad būtų įdomiau, tai fiksuosiu į kelintą aukštą užlipu ir kiek užsakymų atiduosiu per šiandien. Aišku, o čia darbą jau gale, kai viską išjungsiu ir panašiai. Vėliau padarysiu tai, kad daugiausiai kur restoranų, kas daugiausiai priėmė, vaikinai ar merginos ir panašiai. Ir visą tai susumuosim. Boltas pajungtas, va. Ir 24 valandos bus Boltas paimtas. Iš parduotuvės, ką nusipirkau, tai atsigerti Neptūno, bet manau, laisvų laikų dar į parduotuvę tikrai užšoksim ir truputį užkasti, bet manau, kad čia neužteks ir dar šoksim iki parduotuvės, jeigu nekris užsakymų. Nuo 12 iki 4, manau, bus sunkiausias darbas darbuotis, po to jau turėtų būti lengviau. Ir dar užmiršau paminėti, kad būtų smagiau, priimsiu visus užsakymus. Tai va, kol buvau pas nykštuku ir atlikau reikaliukus, įkrita pirmas užsakymas, tai važiuojame jį mes pasiimti. Darbas prasideda ir dabar pradedam darbuotis ir žiūrėsime, kiek išvešime užsakymų per 24 valandas. Važiavome pasiimti pirmą užsakymą. Wozep. Pirmas pristatymas pristatytas. Tai va, tikėjausi, kad šiandien į įmonės neteks važinėtis, bet pirmas pristatymas buvo į įmonę. Tai uždedame pliusiuką, kad atvežėme į įmonę, atsiėmė vyrukas ir pliusas vyrukam. Po to gale, kaip ir sakiau, suskaičiuosime kiek kas. Aišku, gal dabar to darbo šiek tiek ir nebus daug, bet manau, dienai įsibėgėjus, tai turėtų pasipilti darbelio, pasipilti.
Tai va, kaip ir sakiau, dirbsiu tik tais Bolte, aišku, turiu ir Volt atašę, bet dirbsiu tik Bolte ir 24 valandas tik Bolte, be sustojimo Bolto programėlės neišjungsiu, valgysiu tik mašinoj, gersiu tik mašinoj, į tualetą, jeigu norėsiu, eisiu, o jeigu norėsiu kažko rimčiau negu tualetą, tai darysiu, manau, į kelnes. Juokauju, patikėjot, jau jaučiu. Netikėkit, jeigu norėsiu kažko rimčiau, tai kentėsiu tiesiog ir viskas. Ką man padaryti, aš negaliu išlipti iš mašinos. Gal šiek tiek ir užsigalvojęs ten, kad 24 valandas, wow, daug čia bus darbuotis ir panašiai. Užmiršau paminėti, kuriam mieste mano dirbo. Tai miestas yra Šiauliai, tai va, Šiauliuose 24 valandos, aišku, gal kada nors ir išbandysim kitus miestus, čia nežinau, bet laikas parodys ir ateityje, žiūrėsime. Tai va, dabar turiu antrą užsakymą iš Akropolio ir dar norėjau pasakyti, kad nieko tiesiog nenorėjau pasakyti, nes neturėjau dabar ką pasakyti, kažką buvau sugalvojęs pasakyti, bet užmiršau, kada nors pasakysiu. Manau, 24 valandas ilgas laiko tarpas, tai tikrai rasiu progos kažkur kažką pasakyti. Tai va, dabar važiuojame antrą užsakymą ir susimatysime antrame užsakyme. O jūs, pavyzdžiui, nebijot tokiuose liuftuose? Man tai šiek tiek baisu. Net nepratelpu su tašė. Apie ką galvoti, jeigu su tašė net nepratelpi. Tai nėra gerai. Ir žinot, ką mes turim? Pirmąją valandą. Yes. Pirmoji valanda praėjo. Šiaip galiu pasakyti, ganėtinai lengvai. Dar liko 23 valandos. Tai čia nebedaug jau realiai. Greitai baigsim darbus ir viskas. Ir galėsim važiuoti namo miegoti. Reikės jau kažkur pavalgyti, manau, pusryčiauti, nes dar nieko nevalgiau. Nuo ryto kažkiek iškrimtau ir viskas. Ir va, turime užsakymą, kaip tik važiuojame pasimti iš McDonald'o. Op. Ir pagalvojim, va, tokiais va kiemais tenka važinėti. Oi. Taip, pristatėm dar vieną užsakymą. Viskas, laukiame toliau. Kol kas valandėlę jau su viršum praėjom. Matysim, kas toliau bus. Tai va, žiūrėsim. Dabar gal galėsiu sustoti ramiai papusryčiauti. Nu, kaip papusryčiauti, papietauti. Nu va, užsakymų nebėra. Galim užkrimsti truputį. Čia va. Laukiam užsakymų, jeigu įkristų. Mes biškį pavalgysim, papietausim, papusryčiausim, pavakarieniausim. Vėl nežinau, kaip čia vadint dabar jau. Ir atsidarom. Skanaus. Įkrito užsakymus. Važiuojam pasimti. Kadangi važiuoju, kad ir su bimbolu, bet posūkius rodu. What? Jau 20 minučių sėdu ir negaunu dar jokio užsakymo. Jau toks kimariuks prasideda. Būtų geriausiai, kad būtų, tai prasme darbelė. Važiuoji, išveži ir viskas. O dabar jeigu sėdėti reikės, nes, manau, kad naktį tikrai reikės sėdėti, nes naktį labai mažai užsakymų turėtų būti. Ir aišku, kas dirb Šiauliuose 24 valandas, nėra taip, kad nedirbtų. Ir viskas. Ir ką čia matome, 2 valandos. Oi, nekrenta užsakymai. Tas sėdėjimas mane jau erzina. Gavom užsakymą, pasiėmėm užsakymą ir važiuojam. Užmerk akis, matyk sapnus. Noriu nuvežti užsakymą ir atiduoti jį švarų ir saugų ir skanų ir nešaltą.
kaip ir pirmas video, ta prasme, kuris bus išleistas ir panašiai, tai gali būti, nebus ten, kad bus wow visiškai ir panašiai, bet manau, kad bus gal verta dėmesio, gal kažkam bus įdomu pasižiūrėti, kiek įmanoma Bolte per tik tais Bolte, nebus Bolte, tik Bolte, uždirbti per 24 valandas. Pasikuriam publiką ir turime lygiai 3 valandas, kaip mes darbuojamės. Užsakymas iš Ikiuko. Važiuosim iš Ikiuko. Kol kas galiu pasakyti, vaikinai laimi. Rezultatas triuškinantis. Merginų, sakykite kažką, kad bent pavytume tos vaikinus procentaliai, kad bent jau neatsiliktume. Taip nejaugi vien vaikinai tokie jadrūnai yra. Aš nesuprantu. Negali tai būti. Tai va. Boltas numetė dabar į centriuką. Ten, kur gatvės tvarkomas realiai. Tai bus smagu, nes visgi manau, kad iš centriuko ilgai negrįšim, nebent greitai mes į pietinį. Bet realiai laikas šiaip labai greitai eina. Atrodo, čia 3 valandos jau praėjo, bet nepasjuto, taip kad 3 valandos praėjo, taip labai greitai prabėgo tas 3 valandas, gal taip, kad tai vieną užsakymą išmeti, kitą užsakymą, neišmeti. Tiesiog paduodi į rankas gražiai užsakymą ir važiuoji toliau. Įdomu, kaip man sekasi, tai man sekasi ko puikiausiai. Turime 2 5 aukštus, 2 1 aukštus. Ir kol kas yra taip, kad iš viso užsisakė 3 merginos ir 7 vaikinai. Ir buvo taip, kad užsisako mergina, atsiima vaikinas. Tai vieną turim, užsisako vaikinas, atsiima merginą, irgi taipogi turim vieną. Esam mes Šiaulių centre, važinėjomės po Šiaulių centrą, bet manau, kad jeigu neįkris užsakymas, mes važiuosim link pietinių, nes čia labai daug gatvių, kaip ir minėjau, tvarko, tai ar mums reikia važiuoti kaip per bulvekasi, kokius nors per laukus ar dar kažką. Kodėl mes negalim 21 amžiui važiuoti paprastu gražiu keliu? Aš nesuprantu. Apie ką aš kalbu, kad gatvės tiesiog tvarkomos ir panašiai, ir centriuke labai sunku darbuotis, nes viena juosta, kuri sukasi į kairę, kur važiuoja tiesiai ir panašiai, labai sunku važiuoti. Ir mes dabar esame Saulės mieste ir galiu parodyti vieną dalyką. Tai 4 valandas praėjo jau nuo mano dirbimo. Ir dar vienas dalykėlis yra tai, kad aš atgal grįžtu į pietinį. Ir dar vienas bairis. Galime grynuosius pinigus. Money, money, money. Na, 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 na. Vėjas man plaukus kedena. Kaip gera atsikvėpti. Galiu pasakyti dar kokias 2 valandėlės ir po biškį pradės orelis sviesti ir manau, kad bus atsigavimas. Galėsim kondicionierių primažinti. Ir šiuo metu neturiu užsakymų, tai gal eisime pas nykštukų, pasikalbėti, manau, reikia, nes kol neturi užsakymų ir panašiai, nori, nenori, bet geriau nueiti. Nes vėliau bus rimtai, kad teks buteliuką daryti. Čia bus jau nebeprikals, o rimtas bairis. Dabar vėl pusę valandos jokia užsakymą ir panašiai. Ta prasme, tas laukims ir visa kita, o dar mašinai karšta. Ir toks tu tiesiog realiai svylė. Ir greitai artėsim prie 5 valandų. Tai va. Kol kas dar visiškai nekrenta užsakymai, važiuojam kažkur, prasuksim mažą ratuką. 5 valandos. Didžiausia karščio banga kaip ir jau po biškį slūgs ir prasidės normaliai vakariukas. Ir va,
Kaip tik gautas užsakymas iš Akropolio Kikos. Važiuojame, pasiimsim iš Akropolio Kikos užsakymą ir pristatysime. Vežam, priduosim porą kebabiksų. Gavom vėl pinigiukų. Tai vėl milijonieriai esam. Ir kaip priklauso, kurią mašiną. Išaunam Svetbanko Deivido paramą. Ir važiuojam. Ką galiu pasakyti, tai 3 valanda, kaip buvo, nuo 3 iki 4 labai silpnas laikotarpis su užsakymais. Tik 2 užsakymai per valandą. Nieko nepadarysi, manau, kad vakaras mus gerai pamalonins. Ką mes turime? 6 valandos. Turime beveik 5 valandą ir ką aš galiu pasakyti, kad kondicionierius puikiai veikia. Jau greitai kondicionieriaus mums reikės žymiai mažiau negu reikėjo prieš tai. Opa, važiuojam. Ir ką mesgi turime čia? 7 valandos. Opa. 7 valandas aš jau dirbu kelyje. Mes esame, tuoj pasakysime, kur grinai vairuojame. Esame 3 valandas 30 minučių, kur tik tais vairavimas, o taip dirbame 7 valandas. Kartais tenkeriui garažo maistą atvežti, vis tiek, žinai, vyrai išalkę, remontuoja mašiną, sako, reikia užsisakyti kažką, pavalgyti ir tada važiuoji šitokiais keliais. Duobės ant duobės. Ai. Bet ką padarysi, kartais, žinai, pasiaukoti galima. Ir ką tik išvežėm jubiliejinį pristatymą, tai 20 pristatymą. Ir realiai mes jau esame pristatę 20 užsakymų ir uždirbę 56 eurus. Ir tai padarėme per 7 valandas ir 40 minučių. 20 pristatymų ir 56 eurai. Aišku, čia nekreipkite minus 32,98 eurų. Čia yra gauti grynieji pinigai į pliusą ir tiesiog padaryta nulis. Iš anksčiau likę ir panašiai. Tai bandom numinusuoti minusą, ką gaunam grynuosius, kaip sakiau, visą laiką rašau nulis, dėl to, kad ateis į restoraną, duosi jiems grynų. Palaukite, toj atmesime grąžą ir panašiai. Kad tiesiog negaišinti darbuotojų ir visą kitą, ateini į restoraną, pasiemi savo užsakymą, kurį paduoda tau arba kurį gali pasimti, kur nereikia, kad tau paduotų ir viskas, ir išeini. Paprasta matematika. Tada nuveži žmogui, žmogus pasiema, žmogus suvalgo, išmeta šiukšlės į konteinerį ir paprasta matematika. Ir taip viskas vyksta. Ir dabar realiai turime 2 užsakymą. Tai važiuojame, vieną užsakymą atiduosime ir po to kitą užsakymą atiduosime. Tai va, tie 2 užsakymai yra šiaip tikrai neblogai, nes jie yra vien šalia kitą realiai netoli ir tu gauni už tai atlygį, aišku, atitinkamai didesnį. Ir ką mes turim? 8 valandas su virš, dar 4 valandos, 3 su trupučiu beliko ir būsim pasiekę pusę. Ir tada nuo tos pusės pats sunkiausias laikotarpis, nes tai naktis, o kas naktį vyksta, nežinau, sužinosim.
labiausiai kas yra juokingiausia, ta prasme, atveži pristatymą, viskas tvarkoj, tipo, vis tiek pasakai sveiki, tipo, skanaus ir panašiai. Ir kai atidaro duris, su tokiu negatyvu žmonės. Ir, ta prasme, tau atvežė laimę, maistą. Kodėl tu negatyvus? Man atvežtų maisto, tai aš visada būčiau laimingas. Tai prasme, aišku, gal nelaiminga dėl to, arba nelaimingas dėl to, kad reiks susimokėti. O čia nežinosi. O kalbant apie maistą, tai visai aš jau ir išalkau. Kažką reiktų važiuoti, nusipirkti, kol užsakymų nėra, jeigu spėsiu. Tai čia manau, kad dar 4 valandikės ir baigsis mano užsakymai ir tada bus ilgoji naktis. Dabar turime be 15:07. Jau realiai kaip ir einame į pabaigą, galėčiau pasakyti, nes vis tiek jau dauguma restoranų po truputį užsidarinėja. Norit sužinoti, ką mes turime? Taip, teisingai, 9 valandas. Super. Va, turiu užsakymą. Realiai nuo 6 iki 7 4 užsakymų. Oi, nėra blogai, nėra gerai. Ta prasme, aišku, valandą įmanoma ir daugiau jų užsakymų išvežti. Tai va, bet žinome, kad mėnesio pradžia, dar plus neblogas oras šiandien, tai visi prie ežerų arba taip kažkur išvarė ir panašiai. Tai nuvariau greitai parduotuvę, nusipirkau valgyti 1 ir 2, tai dar greitai užkrimsiu važiuojant. Ir viskas, gal vėliau net kažką rimčiau pavyks užsukti pavalgyti, nusipirkti, bet bus matyti, kaip čia leis užsisakinėtojai. Ir viskas. Dabar jau 24 užsakymas bus išvežtas. Biškį užkandau, pristačiau užsakymą. Nežinau kaip, bet realiai darbo nėra. Jeigu nuo 7 iki 8 tik pristatyta, pasakysiu, 3 užsakymai realiai. Kaip ir normaliai, kaip ir nelabai. Bet aš turiu jums dar vieną gerą tokią naujieną, nežinau, bent jau man tai gerą, pasiekėm 10 valandų, beliko 14 valandų ir mes baigsime darbus. Ir dabar vėl gavau į Aukštelkę užsakymą iš toliau, kur gaunas lygiai 7 kilometrai. Tai pasižiūrėsim, kiek dabar sumokės. Kaip gerai veik Montiškė! Tai va, pristačiau, galiu pasakyti, 461 už 13 km meskim, nes 7 į vieną pusę ir, neaišku, iš kur užsakymą gausiu, tai galim sakyti ir gali būti 14. Ir vėl gryni pinigai, money. Va. Krenta užsakymas. Ir mes jį priimsime. Opa, ir visai netoliu 4,13 centukų buvo su šitą užsakymą. Ir važiuojame. Ir dabar pasijungiam Kontiškę. Atsivesinom. Tai va, kol padarysiu užsakymą, mes pavalgykim. Tik atsikandau ir padarė nesąžiningą. Pasiėmiau užsakymą, važiuoju pristatyti, bet bairis tame, kad mes vėl gausime grynų pinigų apie 50 eurų. Tai turėsim minus 100 eurų su virš Bolto sąskaitai. Kada mes atidirbsim? Tai va, tiesiog 119 minusiuką.
O, Dieve dovanok, čia jau reiks kantrybės. Tai va, šiandien tikrai netidirbsiu, kad ir per naktį dirbsiu, nemanau. Bet gal iki minus kokio 50, bent jau minus 60 gal ir pavyks. Nežinau, man turbūt šiandien gal šiek tiek sekasi. Bet 7 kartus į pirmą aukštą variau, 4 įmonės ir 4 nuosavi namai. Tai realiai, kur tau net nereik daug lipti. Aišku, 9 aukštas buvo, bet čia su liftu jau pakilom, bet teko žemyn nulipti be lifto, dėl to, kad ten į tą liftą krovė, tai mane priėmė bachuriukai. Tai bent jau tie gerai, nereikėjo lipti. Bet žinoma, kad nusileisti lengviau negu užlipti 9 aukštą. Tai va tiek va. Sėmėm užsakymą, viskas tvarkoj, važiuojame. Ir kadangi Umpo restoranas, kaip ir sakiau, vienas iš geriausių picų Šiauliuose, čia dar tokia mini reklamėlė, nors jie man nieko nemoka, kad aš juos reklamuočiau, bet vis tiek. Ir daugiausiai jaučiu bus užsakymų, nes labai daug iš ten jamos. Bet ką mes turim, tai 11 valandų su trupučiu ir panašiai truputį pramieguojau. Nu, bet niekas, žinokit, ant miego realiai buvo, kad pradėjo traukti, nors atrodo po 9 biškį, nu ten buvo apie pusę 9, gal dėl to, kad užsakymų nėra, bet kaip užsakymas įkrenta ar kažką toks, kai vairuoji, atrodo prasiblaškai. Ir iš karto automatiškai geriau. Bet įdomu bus kaip naktį, nes visgi patys suprantam, kad užsakymų naktį tikrai daug nebus. Ir tas kimarinims naktį, tai oi. O čia tai šovė bairiksą. Mums gavom uždarą kelią, uždarytą. Dabar turim grįžti atgal realiai ir važiuoti kitų kelių. Ir dabar navigacija rodo, kad to keliu reikėjo važiuoti. Tai kur buvot prieš tai? Navigacija. 21 amžius. Turėtų, taigi vis tiek matyti, kad uždarytis kelias. Gal ir neturėtų, nežinau iš tikrųjų. Va, turėjau šitų kelių važiuoti ir išlysti. Bet čia kažkas tiesiog namą status ant kelio. Gal ir neblogai. Ką galiu pasakyti, ką mes turime, tai jubiliejų 30 užsakymų pristatyta. Woo! 30 užsakymų. Ir ta prasme būna kartais per žioplumą nepasižiūri buto ir panašiai. Užlipi 5 aukštą ir pis ne tą laiptinę. Eik tu načvartas, ar pagalvoji. Žemyn nuo 5 aukštą ir vėl lipi į 5 aukštą ir ta prasme dvigubi lipimai tą 5 aukštą. Ir po to pavargsti belenkaip. Prasideda sunkiausias laiks. Be 20:11 ir nakties laiks, kur užsakymų greičiausiai dabar turėsim mažiau. Bet ką darys, reikia važiuoti iki degalinės, nusipirkti vandens arba vandens su burbuliukais visai gal norėčiau. Ir tiesiog laukti kažkur kimarinti, net neįsivaizduoju, net kur visų pirma ir panašiai, bet kažką sugalvosi. Nu va, dabar dar vienas užsakymas, tai sujuokina, ta prasme, girdi per perėjimą, joje atsipūtė, atsipalaidavę žmonės. Dabar dar vienas užsakymas, ta prasme, tolimas važiavimas 10 km už 5 ten su virš. Ir ta prasme, reikia prisiminti, kad 10 km gausi ir grįžti. Jeigu būčiau nesakęs, kad visus priimu, visus vežu, būčiau šitą tikrai atšaukęs. O ką man važiuoti, jeigu aš galiu mieste pasitrinti ir realiai 2 užsakymus išmesiu po 3 km ir viskas. Ir tą patį gausiu. Čia 20 km už 5 eurus virš.
Ir ką mes turime, taigi pagaliau turime 13 valandų, liko tik 11 valandų ir bus darbai baigti. Reikia dar vieno užsakymo ir galėsim daryti 100 eurų, na. 100 eurų, na. Ir pagaliau turim 14 valandų. Dar 10 valandų liko ir darbai bus baigti, bet jaučiu dabar bus vakaras nuobodus, nes darbo turėtų labai mažai būti ir bijau, kad gali traukti ant miego. Beveik apie valandą praėjo nuo paskutinio užsakymo. Realiai čia liko 15 minučių iki valandos, kad būtų, kada gavau paskutinį užsakymą. Ir vis nekrenta, tai nežinau, dar palauksiu 15 minučių, važiuosiu, prasuksiu ratą pro miestą, gal netyčia kažkur kažkas įkris, pasižiūrėsiu. Belen kaip daužo ant miego, bet turim 14 valandų jau ir 46 minutės išdirbtas, kol kas užsakymų negaunam. Tai važiuojam, prasuksim ratukus kažkur po Šiaulius, važiuojam prie McDonald'ą, pasižiūrėsim, gal netyčia tenais kažkas įkris, po to į centriuką grįšim, gal netyčia tenais kažkas, bandysim kažką rasti. Nuo 12 iki 1 įkrito lygiai 0 užsakymų. Ką, pietiniam pabuvom, nieko gero nekrenta, važiuojam iki centriuko, pasižiūrėsim, kas ten gero, ar mums ten įkris kažkas ar ne. Aišku, kol važiavau, ta prasme, iki centriuko ir panašiai matome, turim 15 valandų dirbimo. Ir galiu pasakyti, per Stravą mūsų kelionės tikslai buvo iš viso 8 valandos, kiek matosi, ir 3-8 minutės ir 238 km, average speeds 27,6. 238. Oh my god, pagalvojus. Nu jo. Tai va. Toliau tada ar laukiam užsakymų, žiūrėsim, kaip čia mums bus, ar nuo 1 iki 2 bent vienas įkris užsakymas. Turim vieną užsakymą, centriukę kimarindami gavom iš Jemi ir važiuosim į pietinį. Tai va, turim nuo 1 iki 2 kol kas vienas užsakymas yra, bet dar iki 2 yra laiko. Gau užsakymėlį. Važiuoju, velnias veiksmas, policija kažką ten daro ir panašiai. Veiksmelis, kažkas veiksmą pakūrė. O jūs galvojate, aš dar energijos neturiu? Jūs pasižiūrėkite. Blemba, galvojau, daužys tą muziką, bet pasirodo, nichuja nedaužo. Nieko gero. Užsakymų nėra realiai, kaip visada, kimariuks, biškį prisnūdęs buvau, nepamačiau, bet jau 16 valandų. Tai liko dar 7 valandos ir 50 minučių ir bus darbai baigti. Tikėkime, dar kažkas įkris. Ir ta prasme noriu važiuoti į pietinį. Sakau, centriuke dar pasuksiu ratukus, ir turiu užsakymą iš McDonald'ą. Tai važiuoju iki McDonald'ą pasiimti užsakymo. Pedro. Beški buvo policija sustabdžius. Prisišokau. Ne,
iš tikrųjų juokauju, tiesiog blaivumo kontrolė patikrinti, nu visgi suprantat, naktis ir panašiai, tai jie turi tikrinti ir visą kitą žiūrėti, ar nėra išgerusių. Lifto. Ir prašau. Tuoj pailsim, priduosim maistą. Prikolstame, kad atvežiau maistą vienai iš žinomiausių TikTok'o žvaigždžių, kur anksčiau nelabai geros reputacijos buvo. Aš nesuprantu, ar aš čia nesugebu reikiamai vietoj kažkur būt, kad tie užsakymai kristų, ar tiesiog jų nėra naktims. Žodžiu, dar 10 minučių važiuoju į centrą, pasižiūrėsiu, kas gera. Ir kągi mes turime, tai 17 valandų pradirbta. Tai va, grįžti atgal į centrą, ta prasme, ir bam, načert iš McDonald'o užsakymas, vėl atgal į pietinį važiuoju. Toks, oi, lemba, galėjau būti pietiniam, dar pakimarinti ir gauti užsakymą ir tada varyti į centriuką, nu bet ką padarysi. Turėtų šį pagal idėją būti užsakymų, nes paklausa sukelta. Tai labai didelė tikimybė, kad yra užsakymų. Tai va, važiuojam pasiimti kitą, nes turim dar vieną užsakymą. Ir prašau, po biškį pradėsim pristatinėti. Ir 18 valandų jau yra, kaip dirbu, liko 6 valandas. Ir nestabdom, publiką, nestabdom. Oi, blemba, šiaip netikėta, bet uždavė darbelę ir ganėtinai nemažai to darbo uždavė. Tai dabar vieną po kitą tiesiog važiuoju, bet tai iš karto net nebėja miegas, nes tu nuvažiuoji vieną užsakymą priduodi ir tada pasiemi kitą užsakymą vėl priduodi ir automatiškai taip gerai prabudina realiai. Kame esmė dabar yra, tai kad aš greičiausiai vienintelis likęs kurjeris mieste, nes realiai man visi užsakymai krenta. Nu, ta prasme, mačiau, McDonald's darė užsakymą ir kai aš paėmiau vieną užsakymą, jie užrašinėja vardą ir tikrai aš mačiau tą vardą, kurį užrašė ir panašiai. Aš nuvežu tą užsakymą, bam, man iškart iš McDonald's įkrenta ten tas užsakymas. Tai greičiausiai, kad nebėra kurjerių. Nu, faktas, kas tau dirbs 24 valandas, tik tai toks idiotas kaip aš nebent. Vėl dar dėsim per tą tarką. Ojajaj, nu bet ką padarysi, toks jau gyvenimas. Man nereikia nieko, tik dar iškęsti 5 valandas ir viskas. Jau tiesiog nebegalėjau, tai pasiėmiau McDonald'ą ir truputį kolos, nes valgyti noriu belenkaip. Valgiau ramiai ir pyst žiūriu, turiu užsakymą. Važiuoju pasiimti užsakymą iš Jėmį. Tai va, turime 6 valandą jau. Ir kągi mes turime, tai 20 valandų. Liko vos 4 valandos darbo ir viskas. Bus darbai baigti ir atidirbta 24 valandas. Galiu pasakyti, jau truputį laužo ant miego ir panašiai. Tai, kuo toliau, tuo sunkiau. Atrodo, kad ir liko čia
3 valandas su trupučiu, bet... Kadangi jau pradeda erzinti sėdėti vienoj vietoj, tai varom, prasuksim ratuką. Pasižiūrėsim, kas čia, kas geras Šiauliuose. Atlėkėm į pietinį, pasižiūrėsim, kas čia gero. Pakimarinsim kokį 15 gal minutėlių 20. Nieks neįkris, gal centrą varysim, o gal ir pasiliksim čia dabar. Ir kągi mes turim 3 valandos darbo. Nežinau, ar čia panašu į darbą ar ne, bet tiesiog nuo paskutinio užsakymą išvežiau po 6-5. Nu tai valandą laiką jau be užsakymo. Ir manau, kad dar būsiu valandą laiką tikrai be užsakymų. 8 valandą gal atsiras vienas užsakymas ir 9 valandą gal kelis pamėtys užsakymus. Tiesiog kimaras ir nieko daugiau. Važiuoju kažkur vėl ratą prasukti. Kažkokį tokį, kad net nežinau, vienoje vietoje čia sėdėti ir laukti užsakymų labai migda. Ir beveik prieš 8, kiek beveik prieš 8, be 28 man įkrito užsakymas. Išeinu, priduosiu užsakymą. Spaudžiam, kad atvykau, einu. Ir liko paskutinios 2 valandas. Tai va, vienas prekybos centras jau atsidaręs, jas burgeris va jau atsidarė, iš jiesa pradėjo kristi. Tai realiai jau prasidės visi restoranai atsidarimai. Tai va, neturiu užsakymų, nieko. Atvirai pasakius, mane jau siuts nervacija jim. Ta prasme, laiks sustojęs, jis atrodo yra. Kai turiu užsakymų, dar kažkaip eintas laiks, bet dabar, kai reikia marinti, tiesiog siuts nervacija. Kad greičiau praeitų. Ir turiu nudžiuginti save arba nuliūdinti jūs. Liko valanda. Ir gavome dar vieną užsakymą iš Nesty Drive-ino Hesburgerio. Tai važiuojam, pasiemam šitą užsakymą ir į Peterį nuvežti. Ir manau, kad paskutinis greičiausiai bus, nebent dar kažkas įkris. Ir va, o čia mieste žvyrkelis. Ką galiu pasakyti? 47 užsakymai, ta prasme, per parą. Nu, nebent dar kažkas įkris. Bet bairis tame, kad aš prieš 3 metus, gal 2, nežinau dabar, 3, galbūt 3, tarkim 3 metai. Bet aišku, aš tada dirbau per 2 platformas, Voltą ir Boltą. Ir išvežiau nuo 11 iki 1 nakties, nes būdavo anksčiau, kad iki 12 ir viskas užsidarydavo. Ir nuo 11 iki 1, nes dar ten po 12 visus užsakymus surinkinėjau ir panašiai. Tai išvežiau šiam 2, lygtais ar šiam 5 užsakymus. Išvežiau ir uždirbau 180. Dabar žymiai mažiau išvežiau ir, ta prasme, žymiai mažiau uždirbau. Čia nėra logikos, aš galiu pasakyti. Ir per Stravą rodo po tokį kilometražą. Ir ką mes svarbiausiai, aišku, Strava, kai stovi vietoj, jie automatiškai padaro autopauzę. Kai pradedi judėti, jie juda. Tai galite pamatyti 12 valandų su virš, beveik 12,5 valandų aš vien važiavau. Nu kągi, liko minutė 30 tiktais iki 24 valandų Bolto dirbimo.
Nebemanau, kad priimsiu užsakymą, kad ir jis įkristų, nes 24 valandas realiai ar taip yra išdirbtas bet kokiu atveju ir panašiai. Ką čia per minutę laiko aš net nespėčiau visų pirma užsakymą išmesti ir panašiai, ir taip iš darbų mes išeinam anksčiau laiko ir visa kita. Ar kartočiau? Negaliu pasakyti, ar tikrai kartočiau ar ne. Negaliu pasakyti, ar nekartočiau. Visai gali geras pabandymas buvo, smagus, daug visokių nuotykių ir panašiai. Dabar noriu parodyti jums, kad man visgi pavyko, kaip tik užsakymų ir neiškrito, 24 valandos dirbimo Bolte. Ir atjungiam Boltą, atsijungti taip, viskas, Boltas atjungtas ir iš viso pravažiuota, gal taip, 345 km, 12 valandų 35 minutės praleista kelyje. Spaudžiam finish. Manau, kad įsaugosim. Ir dabar taip, susitiksim namie, tada grinai pateiksiu statistiką, kas kaip ir panašiai. Ir dabar, kaip sakiau, pateiksiu statistiką, bet pirmą noriu pranešti tai, kad mašina atlaikė 24 valandas Bolte darbą, bet 25 valandą jis sugedo. Ir dabar prieikime prie įdomiausių statistikos. Tai į pirmą aukštą aš lipau 10 kartų. Tai yra vienas daugiausiai aukštų, į kurį teko lipti. Į antrą aukštą 6 kartus, į trečią aukštą 4 kartus, į ketvirtą aukštą 5 kartus, į penktą aukštą 6 kartus, į šeštą aukštą 1 kartą, aišku, ten su liftu jau kyli bet kokiu atveju, ir į penktą aukštą 1 kartą su liftu kilau, į 9 aukštą irgi 1 kartą teko, bet irgi su liftu pakilau, bet, pačiam teko nusileisti. 8 kartus į nuosavą namą ėjau ir 6 įmonės buvo, kas labai keista. Ir iš viso gavosi 47 užsakymai išvežti. Dabar norit sužinoti, kiek buvo merginų, kiek vaikinų. Tai buvo iš viso 19 merginų ir 28 vaikinai, kurie užsisakė maistą. Bet kadangi buvo taip, kad užsisako kartais mergina, atsiema vaikinas, tai padariau ir tokią statistiką. Tai užsisako mergina, atsiema vaikinas, tai buvo 5 kartai, kur užsisako mergina ir tiesiog ateina atsimti vaikinas. Užsisako vaikinas ir atsiema mergina, tai buvo 3 kartai. Ir iš visą į rankas perdaviau 41 užsakymą ir prie durų reikėjo palikti tik 6 užsakymus. Tai va, dabar įdomiausia dalis, kiek iš viso uždirbta buvo. Tai uždirbta iš viso buvo 140, tuoj pasakysiu, 143 eurai ir ten centų nebeskaičiuojam, 144 eurai. Iš to atmeskime mokesčiams, kas bus, tai atsieis beveik 22 eurai. Tada realiai 22 eurai, tada atmeskim kurą, kur buvo apie 300, ten su virš kilometrų 340. Tai realiai mano mašina ant 107 litrus ryja, tai apie 1,50 kuras. Tai jeigu taip būtų 20 litrų, jeigu tarkim 20 litrų kuro užsipylėm, tai sudeginom 25 tarkim litrus, tai apie 33 eurai kažkur. Tai bendroj sumoj gauname 89 eurus. Ir realiai maistą
Nu, maistą aš galiu skaičiuoti, galiu neskaičiuoti, jeigu būčiau norėjęs uždirbti, tai būčiau faktas, kad kuo pigiau ir panašiai, tai būčiau iki 10 eurų užtekęs. Nu, apalinkim, kad 80 eurų gryno pelno, kas per 24 valandas reiškia tikrai labai mažai. Pagalvojus, į valandą uždirbama po 3,3 eurų. Žiauru, kur gryno pelno. Ir dabar su jumis buvau aš, Deividas. Galbūt dar pasimatysime šį mėnesį, galbūt rugsėjį, bet labai tikiuosi, kad šį mėnesį, jeigu jums patiko šis maratonas 24 valandų Bolto darbas ir panašiai, tai tu tiesiog ateik, paspaudi laiką, nueini pasidalini su draugeliu, ateik, sako, pasižiūrėsi, kaip čia viskas vyko, jis irgi paspaud laiką, pasubscribe ir panašiai, jūs abudu jau, opa, mačiau, jeigu man patiko, jeigu nepatiko, tai dislaiką gali paspausti, čia, nieko tokio nesitiks, manau. Ir, faktas, paspauskit laiką, parašykit komentarą, pasidalinkit su draugais, pasubscribinkit ir galbūt susimatysim kitose videose. Hasta la vista, mielieji, čia buvau aš ir su jumis buvo Boltas su 24 valandom. Iki pasimatymo.